Ir tavęs tas dievulis, ta energija, kaip aš jau seminarė tam sakiau, kad jinai klausosi tavęs ir tavęs veda per tą gyvenimą. Klausosi tavo sielos, o tas ryšys yra, jis yra ne viena pusė tik tai su ta energija. Energija klausosi tavęs. Tai visi, tos visos situacijos, atsitiktinumai, kurie, kaip vadinami, jie nėra atsitiktinumai. Nėra atsitiktinumų iš tikrųjų. O tai yra mūsų gyvenimo, mūsų sielos pasiekmes, taip sakant. To, ką mes ar norėjom, ar nenorėjom, ypač irgi, jeigu baisiai nenori kažkas, tai gausi. Jeigu baisiai nekentėsi, gausi. Jeigu baisiai pyksi, bus šalia tavęs žmonės, kurie baisiai pyks. Būsi tarp tokių žmonių. Ir tą aš labai puikiai matau, kaip priklausant nuo mano vidinės būsenos aplink supa. Kaip pakeisti vidinę būseną, kad gerai jaustis? Tai vat aš sakau, kad vienas dalykas, kad reikia su savimi dirbti. Bet ar čia pakeisti vidinę būseną, tai gal... Šiaip vienintelis suvokimas yra pagrindinis suvokimas, kurį pakeisti save galima tik suvokinėjant. Suvokinėjant. Vienintelis dalykas. Suvokti, kad žmonėms ir ypač artimiems reikia duoti laisvę. Laisvė tai yra pagrindinis dalykas, nes laisvė, šiaip, kiek aš pamenu iš istorijos, visi kraują liedavo dėl laisvės, ne? Žmogus atiduoda gyvenimą vardan laisvės. Tai nėra, vadinasi, ne veltui. Ir vis toliau mes žengėm, vis mažiau tų despotiškų šalių jau liko, žinai, vis daugiau tos laisvės. Laisvė tai yra pagrindinis dalykas suvokimas, kad tu net artimiems žmonėms tu turi duoti laisvę. Tu turi leisti jiems gyventi taip, kaip jie nori. Tai yra pagrindinis suvokimas. Ir visos problemos kyla iš to, kad mes neduodam tos laisvės. Nei kitiem, nei patys nesam laisvi. Ir dažniausiai tai būna, jeigu mes patys nesam laisvi, ir kitiem neduodam laisvės. Jeigu kitiem neduodam laisvės, vadinasi ir mums kažkas neduoda laisvės. Tai yra vėl tas veidrodėlis. Jeigu mano laisvė priklauso nuo kito laisvės. Jeigu tavo laisvė, tai čia vėl tavo pasirinkimas, tu gali nebūti priklausomas nuo jo. Visų pirma. Visų antra, pagalvok, ar tu neduodi gal kažkam tai irgi laisvės. Na, tos galas aš kažkam neduodu. Dažniausiai tai būna.